Linie Pralapė ir kunigas svečias Petras, Jūsų Ekscelencija ambasadoriau, gerbiamas konsule, gerbiami svečiai iš Lietuvos švietimo ministerijos ir kitų valdžios įstaigų, gerbiamas Viršaitį, gerbiamoji Valsčiaus tarybos pirmininkė ir seniūnė, mokyklos direktoriai ir mokytojai, broliai ir seserys. Džiugu matyti tokių gausių svečių būrį mūsų koplyčioje. Sveikinu visus šios šventės dalyvius, šiandien susirinkusius drauge švęsti Vidugirių mokyklos 100-ojo jubiliejaus. Tai labai graži sukaktis ir reikšminga diena mūsų krašte. Pasimelskime už mokyklos steigėjus, mokytojus ir mokinius, už buvusius, esamus ir būsimus, gyviesiems Dievo palaimos ir gerovės, mirusiems amžinos ramybės. Pirmasis skaitinys Šventojo apaštalo Pauliaus antrojo laiško korintiečiams. Broliai, džiaukitės, tobulinkitės, vienas kitą guoskite, būkite vieningi, taikiai gyvenkite ir meilės bei ramybės Dievas bus su jumis. Pasveikinkite vieni kitus šventu papročiavimu. Jūs sveikina visi šventieji. Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė, Dievo meilė ir šventosios dvasios bendrystė tebūna su jumis visais. Bet tai Dievo žodis. Nuoširdžiai dėkoju pravatui Edmundui, kuris šiandieną paprašė manęs pasakyti trumpą žodį. Prelatas kalbės vėlesnėje programoje, kuri tęsis po šventųjų mišių. Šiandien švenčiame Vidugirių mokyklos 100-ąjį metų jubiliejų. Kiekvienas mokyklos jubiliejus ar vienos ar kitos mokyklos jubiliejus būtų mums visiems yra tolygus mamos gimtadieniui, nes tai yra motinos šventė. Ne veltui juk ir visos mokslo įstaigos yra vadinamos alma mater, maitinančiomis, duodančiomis, gimdančiomis, auginančiomis į gyvenimą, išleidžiančiomis motinomis. Ir šiandien ši šventė, kaip mamos gimtadienį, mamos jubiliejų mes švęsdami dėkojame už tos mokyklos meilę, už tos mokyklos vaisius, atliktus darbus. Dėkojame Dievui, kad ji galėjo šitą 100 metų kelionę eiti. Ir tuo pačiu, nors ir 100 metų atrodytų garbinga sukaktis, betgi mes matome, kad šitą sukaktį gražiausiai vainikuoja vaikai, kurie šiandien čia yra, šios mokyklos gyventojai, šios mokyklos tikrieji šeimininkai, šios mokyklos jaunas vaikystės ir jaunystės veidas. Ir štai susitinka didelė branda, gyvenimo patirtis, susitinka pasiaukojusi žmonės ir mokytojai, kurie čia dirbo, ir jaunystė bei vaikystė, kuri mus džiugina ir mums kalba apie ateitį. Kiekvienam iš jūsų linkiu, kokią mokyklą gyvenime bebūtumėte baigę, Vidugirių ar Vilniaus, Toronto ar kokią kitą mokyklą bebūtumėte baigęs, visgi dėl to leisti savo šiandien pajusti, būti džiaugsmą mokiniu. Pajusti tarsi vėl sugrįžtum į klasę, sugrįžtum į pamoką, sugrįžtum į mokyklos laikus ir padėkotum Dievui už tą laiką, bei pasisemtum įkvėpimo, melstum stiprybės ir palaikymo šios mokyklos ateities kelioniai. Amen.
До hymnu. Himnui pasiruošti. Spocznij. Sveiki. Žodis perteikiamas mokyklos direktoriai Onutei Samulevičiai. Prosimy o zabranie głosu panią dyrektor Annę Samulewicz. Širdingai sveikinu visus susirinkusius į renginį skirtą Vidugirių mokyklos šimtmečiui paminėti. Per tą šimtmetį mokykla keliavo iš vienos trobos į kitą, iš vieno pastato į kitą ir tik prieš 23 metus, 1993 metų, rugsėjo 17 dieną, buvo įmūrytas kertinis akmuo naujos mokyklos statybai. Tad rugsėjo 17 diena tai neatsitiktinė diena švęsti jubiliejų. Vidugirių mokyklai 100 metų. Daug tai ar mažai? Svarbu, ko matuosime. Jei žmonijos nueitų keliu, tai 100 metų. Labai mažai. Jei matuosime mokinių prirašytais, o mokytojų ištaisytais sąsiuviniais, tai susidarys gražus, ilgas, margaspalvis kelias. Serdecznie witam wszystkich zebranych na uroczystości poświęconej stuleciu szkoły. W ciągu tych 100 lat szkoła wędrowała z jednego budynku do drugiego i dopiero przed 23 laty, czyli 17 września 1993 roku, został wmurowany kamień węgielny pod budowę nowej szkoły. Dlatego 17 września to nieprzypadkowa data, aby świętować. Szkoła obchodzi jubileusz stulecia. Dużo to, czy mało? Jeśli weźmiemy 100 lat historii ludzkości, to wcale niedużo. Jeżeli natomiast będziemy mierzyć z zapisanymi przez uczniów i sprawdzonymi przez nauczycieli zeszytami, wtedy otrzymamy długą, wielobarwną drogę. Džiugu, kad į šventę susirinko tik daug žmonių. Širdingai sveikiname garbingus svečius. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų viceministrą Mantvydą Bekešių, Witamy wiceministra spraw zagranicznych Republiki Litewskiej Mantvydą Bekešių. širdingai sveikiname Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos kanclerį Tomą Daukantą, Witamy kanclerza ministra edukacji Republiki Litewskiej Tomą Daukantą. širdingai sveikinu Lietuvos Respublikos ambasadorių Lenkijoje Šarūną Adomavičių, Witamy ambasadora Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej Šarūną Adomavičių. širdingai sveikiname užsienio lietuvių departamento skyriaus vedėją Laurą Dilytę Butkienę, Witamy kierownika Departamentu Współpracy z Litwinami za granicą Laura Dilytę Butkienę. širdingai sveikiname Lietuvos Respublikos konsulato Seinuose vadovą Vaclavą Stankevičių, Witamy konsula Republiki Litewskiej w Sejmach Wacława Stankevičių. širdingai sveikiname prelatą Edmundą Putrimą, Lietuvos vyskupų konferencijos delegatą užsienio lietuvių katalikams, Witamy prałata Edmunda Putryma, delegata Episkopatu Litwy do spraw Litwinów mieszkających za granicą. širdingai sveikiname Palenkės vaivadijos valdybos atstovą Bogdan Dejuk, Witamy pana Bogdana Dyjuka, członka zarządu województwa podlaskiego. sveikiname Seinų apskrities viršininko pavaduotoją Romą Vitkauską, Witamy wicestarostę powiatu sejnęckiego, pana Romualda Witkowskiego. širdingai sveikiname Punsko valsčiaus viršaitį Vytautą Liškauską, Witamy wójta gminy Puńsk, pana Witolda Liczkowskiego.
Sveikiname Pulsko valsčiaus tarybos pirmininkę Elaną Vailonienę. Witamy przewodniczącą Rady Gminy w Pulsku, panią Helenę Wojlanis. Sveikiname Lietuvos lietuvių bendruomenės pirmininkę Danutę Valukonytę. Witamy przewodniczącą Wspólnoty Litwinów w Polsce, panią Danutę Wałuchanis. Sveikinu lietuviškų organizacijų vadovus, mūsų krašto kunigus, mokyklų direktorius, mokytojus, mokinius, tėvus, rėmėjus ir visus dalyvaujančius. Vidugirių mokyklos buvusiems mokytėms ir mokiniams tariu, sveiki sugrįžę į mokyklą. Atsiprašau, jeigu kažko neišvardėjau, labai džiugu, kad esate su mumis šventėje. Witam przedstawicieli litewskich organizacji, księży, dyrektorów, nauczycieli, uczniów, rodziców, sponsorów i wszystkich zebranych gości. Byłym nauczycielom i uczniom szkoły w Widugierach mówię: witajcie znowu w szkole. Bardzo przepraszam, jeżeli kogoś nie wymieniłam. Cieszę się, że jesteście Państwo z nami. Kviečiu į šventinį koncertą. Teraz zapraszamy na koncert. Labą dieną. Mes trumpai pristatysime mokyklos istoriją. Witamy. Krótko przedstawimy historię naszej szkoły. Pirmoji lietuviška mokykla Vidugiriuose buvo įkurta vokiečių okupacijos metu 1916 metais pas Vincą Nevulį. Ją lankė ir gretimų kaimų vaikai. 1920 metais mokykla paversta lenkiška. 1927 metais dalis tėvų atsisakė leisti vaikus į lenkišką mokyklą, už ką jie buvo nubausti piniginėmis baudomis. 1928 metais mokykla perkelta pas Magdaleną Grebliauskienę, dar vėliau pas Makauskus. Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, lenkiškos mokyklos nepradėjo naujų mokslo metų. Tuomet, tėvų prašymų, lietuviai mokytojai ir studentai pradėjo mokyti vaikus lietuviškai. Vadovėlių pasirūpindavo iš Lietuvos. Mokė Vincas Kadziauskas. 1945 metais po Antrojo pasaulinio karo lietuviško Vidugirių kaimo Kadziausko name vėl buvo atidaryta lenkiška mokykla. Mokytis pradėjo 2 pirmos klasės, kartu 34 mokiniai. Mokyklai vadovavo Władysław Mieras. Labai sunkiai besikurianti mokykla vėl iširo. Vieną naktį netikėtai dingo iš kaimo mokytojas ir daugiau nebepasirodė. 1946 pradžioje darbą pradėjo mokytoja Valukonytė. Pirmiausia, subūrė 4 klases, paskui kasmet ateidavo vis daugiau mokinių, buvo vis daugiau klasių. 1950 metais mokykla jau 7-metė. Pirmieji pokario mokytojai buvo lenkai, o vėliau įsidarbindavo vis daugiau lietuvių. Keitėsi ir lietuvių kalbos padėtis. Pirmiausia, visų dalykų mokyta lenkiškai. Tik 1951 metais tėvams bei aktyvesniems krašto veikėjams reikalaujant mokykloje buvo įvesta lietuvių kalba, kurios pirmoji mokė Bronė Vainaitė Kliučnytienė. Susikūrė 4 klasės su lietuvių dėstomąja kalba. Jas nuo 1952 metų globojo mokytoja Julija Stoskiliūnaitė Ūsė. Nuo 1954 metų było jau 7 lietuviškos klasės. Pierwsza szkoła litewska w Widugierach powstała w czasie okupacji niemieckiej w 1916 roku w domu Wincentego Niewulisi. Uczęszczały do niej dzieci nie tylko z Widugier, ale i z sąsiednich miejscowości. W 1920 roku szkołę przekształcono na polską. W 1927 roku niektórzy rodzice nie pozwolili dzieciom uczęszczać do polskiej szkoły, za to zostali ukarani karą pieniężną. W 1928 roku szkołę przeniesiono do pani Magdaleny Grebliauskiej, później do państwa makowskich.
Na początku II wojny światowej szkoły polskie nie rozpoczęły roku szkolnego, natomiast na prośbę rodziców litewscy nauczyciele, studenci zaczęli uczyć dzieci po litewsku. Podręczniki sprowadzono z Litwy. Uczył Vincas Kadziauskas. Po II wojnie światowej w 1945 roku w domu Kadziausko znowu otwarto szkołę polską. Uczyły się w tym czasie 2 pierwsze klasy, razem 34 uczniów. Przewodniczył jej Władysław Mier. Pewnej nocy niespodziewanie zniknął ze wsi nauczyciel i więcej się nie pojawił. Szkoła znów przestała działać. Na początku 1946 roku pracą nad organizowaniem szkoły zajęła się pani Wołukańc. Najpierw powstały 4 klasy. Co roku przybywało uczniów i klas. W 1950 roku szkoła była już 7-klasowa. Nauczanie odbywało się w języku polskim. Później zatrudniało się coraz więcej nauczycieli innych. Najpierw uczono po polsku wszystkich przedmiotów. Dopiero w 1951 roku rodzice zażądali, aby wprowadzono do szkoły język litewski, którego jako pierwsza nauczała pani Broniewejnej Ekrucin. Później w języku litewskim nauczano inne przedmioty. Utworzono 4 klasy z litewskim językiem nauczania. Od 1952 roku ich opiekunem była nauczycielka Julia Staskilonej-Deus. Od 1954 roku było już 7 klas litewskich. Koncertą pradės pačių mažiausiųjų šokėjų grupė Smagioji kojelė. Tai darželio ir 1 klasės vaikai. Jie pašoks ratelį, ponas barė katinėlį. Koncert rozpocznie najmłodsza grupa taneczna Smagaje Kojale. Są to dzieci klas 0 i 1. Zatańczą Ponos Barę Katinelli. Į sceną kviečiame vokalinę grupę, kurie atliks nuotaikingą lietuvių liaudies dainą Ožys ant tilto stovėjo. Na scenę zapraszamy grupę wokalną, która wykona pieśń ludową pod tytułem Ožys ant tilto stovėjo.
Nemanykite, kad mokykloje šoka tik patys mažiausieji. Dar yra ir 3-4 klasių šokėjų grupė Lencūgelis. Jie pašoks lietuvių liaudies šokį ant kalno Karklai. Prašome jūsų sceną. Nie myślcie, szanowni goście, że w szkole tańczą sami najmłodsi. Jest jeszcze grupa taneczna klas 3-4, Lencūgelis. Zatańczą ludowy taniec ant kalno Karklai. Zapraszamy na scenę. Ir vėl skambės daina, nes į sceną žengia vyresnieji moksleiviai. Jie atliks dainą Saulelė. Teraz usłyszymy piosenkę Soulale w wykonaniu starszych uczniów. Teka saulelė gera šviesi, ačiū
Scenoje dar kartą matysime Lenciūgėlio šokėjus. Jums skirtas smagus szokis Lazdynka. Na scenie jeszcze raz wystąpi grupa taneczna Lenciūgėlis. Zobaczymy rytmiczny taniec Lazdynka. Nors Vidugirių kaimas tiek prieš karą, tiek po karo buvo grynai lietuviškas, mokyklą lankė dalis ir lenkų tautybės mokinių ir kurį laiką lygiagrečiai su lietuviškomis veikė ir lenkiškos klasės. Darėsi ankšta. Mokykla vis ieškojo naujų patalpų. 1958 metais iš Paliūnuose esančių pasienio kareivių archidėdžių statyta mokykla, kurioje tilpo 7 lenkiškas ir 7 lietuviškas klases. Labai dažnai keitėsi mokytojai, vieni įsidarbindavo keleriems metams, kiti keliems mėnesiams. Keitėsi taip pat ir mokyklos vadovai. Iki 1948 metų mokyklai vadovavo mokytoja Valdinytė, vėliau mokytoja Pudžuovska, mokytoja Čachovska, Alina Kislo, Boguslav Pustak, Kostas Sidaris, Józef Romatovski, Jurgis Valinčius. Nuo 1974 iki 1995 metų mokyklai vadovavo Ieva Sidarienė. Įgyvendinant švietimo reformą 1977 metais Vidugiriuose buvusiame Kadziauskų name paliktos tik pradinės klasės su lietuvių dėstomąja kalba. Vyresni mokiniai buvo vežiojami į Punską ir Krasnavą. Tuščias mokyklos pastatas iki 15 metų buvo išnuomotas besikuriančiam Vidugirių kolui. Taigi mokykla neteko patalpų. Po kelerių metų atidaryta centrinės mokyklos Punske ir mokiniai pamažu vėl ėmė grįžti atgal į Vidugirius. Sugrįžusieji mokėsi kaimo ugnies sveikatos punkte. Dėka tėvų ir mokyklos direktorės Ievos Sidarienės pastangų 1993 rugsėjo 17 dieną buvo įmūrytas kertinis mokyklos akmuo ir pradėta statyba. 1994 metais
rugsėjo 2 dieną, nors dar nebaigta, mokykla pagaliau buvo atidaryta ir atiduota naudoti. Jaukiame ir šviesiame pastate mokiniai noriai ir aktyviai dalyvavo mokyklinėme gyvenime. Nuo 1995 iki 2006 metų mokyklos direktorė buvo Gražina Kibišienė. Po to direktorės pareigas ėjo šios moterys: Zita Ivoškienė, Irena Nevulienė, Onutė Samulevičienė, Onutė Malinauskienė. Nuo šių mokslo metų pradžios Onutė Samulevičienė. Kaip ir anksčiau, taip ir šiuo metu mokykla tai svarbus kultūros židinys. Kiekvienais metais susibūria čia Vidugirių ir aplinkinių kaimų gyventojai kartu su mokiniais paminėti svarbias tautines šventes. Mokykloje veikia šokių ir vokalinis ansambliai, dramos būrelis. Mokiniai aktyviai dalyvauja įvairiuose konkursuose ir festivaliuose. Chociaż wieś Widugiery, zarówno przed wojną, jak i po wojnie, była miejscowością typowo litewską, do szkoły uczęszczały też dzieci narodowości polskiej i przez jakiś czas były równoległe klasy polskie i litewskie. Robiło się ciasno. Szukano więc nowych pomieszczeń szkolnych. W 1958 roku z byłej stajni Wojsk Ochrony Pogranicza, przeniesionej z Poluń do Widugier, zbudowano szkołę, w której uczyło się równolegle 7 klas polskich i 7 litewskich. Bardzo często zmieniali się nauczyciele. Jedni pracowali kilka lat, inni zaledwie kilka miesięcy. Zmieniali się również dyrektorzy szkoły. Do 1948 roku dyrektorem była pani Wołkanis, następnie pani Puczyłowska, pani Czechowska, pani Kalina Kisło, pan Bogusław Pusta, pan Konstanty Sidor, pan Józef Romatowski, pan Jerzy Wołyniec. W latach 1974-95 dyrektorem szkoły była pani Ewa Sidor. W 1977 roku, wprowadzając w życie reformę szkolnictwa, szkoła w Widugierach została przeorganizowana w trzyklasową z litewskim językiem nauczania. Uczniowie starszych klas byli dowożeni do Puńska i Krosnowa. Pusty budynek szkolny na 15 lat został wynajęty tworzącemu się w Widugierach Państwowemu Gospodarstwu Rolnemu. Tak więc szkoła utraciła swoje pomieszczenia. Po kilku latach odstąpiono od gminnej centralnej szkoły w Puńsku. Uczniowie starszych klas stopniowo powracali do szkoły w Widugierach. Część klas uczyła się w świetlicy remizy strażackiej, a część w ośrodku zdrowia. Dzięki staraniom rodziców oraz pani dyrektor Ewy Sidor 17 września 1993 roku został wmurowany kamień węgielny i rozpoczęto budowę nowej szkoły. 2 września 1994 roku odbyło się uroczyste otwarcie szkoły. W przestrzennym budynku uczniowie aktywnie uczestniczyli w życiu szkoły. W latach 1995 do 2006 dyrektorem szkoły była Grażyna Kibisz. Później obowiązki dyrektora szkoły pełniły Zyta Iwaszko, Irena Niewulis, Anna Samulewicz, Anna Malinowska. Od początku tego roku szkolnego Anna Samulewicz. Dawniej, jak i obecnie, szkoła była i jest głównym ośrodkiem kultury. Każdego roku gromadzą się tu mieszkańcy nie tylko Widugier, ale i okolicznych wsi, aby wspólnie z uczniami obchodzić święta narodowe. W szkole działają zespoły wokalne i taneczne oraz kółko teatralne. Uczniowie bardzo chętnie biorą udział w różnych konkursach i festiwalach. Labai malonu į sceną pakviesti visus mokyklos moksleivius sudainuoti dainą Širdais dingta trobelė. Manome, kad šią dainą gerai žinote ir todėl kviečiame prisijungti. Z przyjemnością zapraszamy na scenę wszystkich uczniów, aby zaśpiewali piosenkę Širdais dingta trobelė.
Prašome pasiklausyti poetinės kompozicijos, kurioje susipynė pačios gražiausios eilės apie Lietuvą. Zapraszamy do wysłuchania kompozycji poetyckiej. Usłyszycie najpiękniejsze słowa o ojczyźnie. Laukai gražiai sugulę, miškai žaliai sužėlę, baltoji mano gulbė, juodų arimų gėlė. Ta šila apjuosta vaivorykštės juosta. Ta žemė rasota, ta kvepianti soda, ta gintaro sauja, ta tekančia saulė, Ta skrendantį paukštį. ta ąžuolą aukštą. Virš jo tą mėlynę vadinam tėvynę. Mano tėviškė, mėlyno nemuno vingis, gintariniai krantai ir sena palanga. Supa Vilnių ramiai, drungnas vėjas aptingęs, smėlį plaka, pavargusi marių banga. Mano kraštas, laukai ir beržynai ir kalvos, tik maži delinai, ten padangė keli, neužmirštamos tėviškės kvapas ir spalvos, kai užminga diena ir skaisti ir tyli. Neužmirštamos tėviškės naktys rasotos, su šlamėjimu žiedo, su lapo šarkštu ir variniai beržynai, ir dienos miglotos, ir laukai išrašyti sidabro šalnų. Myliu aš kiek paprastą vytą mažą, melsvame danguje ant arenų pilkų. Myliu aš gilę žiemą, kuri braižo ir rašo, raštą nuostabų ant ežerų ir langų. Aš ilgiuosi nublankusių liepų prie sodo ir karpytų klevų ir mėgūsto vandens ir čižėjimo dalgio, graudaus ir vienodo ir pavasario žalio ir pilko rudens. O gal ir nebuvo nei to, ani šito, tik saulės ranka ant akmens parašyta, kad šičia ilsėjosi tas arba ta, gale tai žiūrima paukščiui data. Ir niekas tų datų nei žino, nei mini, tik jaučia, kad akmenio vardas tėvynė. Ateina, pasėdi ant šito akmens ir miršta. Ir tiki, kad amžius gyvens. Yra šalis, Yra šalis, yra šalis, kur upės teka, linksmai tarp gerų žemčių ir meiliai tarp puselės šneka, prie giesmininkų vieversių. ant prakaitės, apie žmonės, prie vasaros darbų sunkių. Ir prastas apredas, marškonės, apdengė sąnaros visų. Bet meiliai pavaišina, kai tik nueisi į svečius. Yra šalis, yra šalis,
mažutė, tu telpi visa į Čiurlionio karalių delnus. Tu riekelė duonos kasdieninės ant pasaulio vaišių pilno stalo. Tu ant gaublio mažas lopinėlis, žalgirio šarvų plieninis žvynas, pirčiupio, liepsnos ir kraujo ženklas, ežerų dangaus tyriausias lašas. Žalias rytas ant pilkų arėmų, spindulių lietus, aikštės erdvėj. Tu ant gaublio padūmavęs gintaras, su pušies kvapu ir kraujo atšvaitu. Tik tai mūsų meilei, Tu didžiulė, mūsų delnuose, tu nesudeginama, mūsų ilgesy, brangiausia pasaka, mūsų akyse tu. saulės kraštas. Pakėliau raibą gegulės plunksną, beržynas užkukavo. Pakėliau pilką vieversio plunksną, arimas užgiedojo. O kai pakėliau vargų kryželį, Lietuva atsiduso. Laukai gražiai sugulę, miškai žaliai sužėlę, baltoji mano gulbė, juodų arimų gėlė. Laukai gražiai sugulę, miškai žaliai sužėlę. Baltoji mano gulbė, juodų arimų gėlė. Kiek rovė, Neišrovė, kiek skynė, nenuskynė, todėl kad tu, šventovė, todėl kad tu, tėvynė. Vienų namie mylėta, kitų svetur vadinta, mamos skara gėlėta, muziejoje. Atrodo, kad likščioliai per lietų, vėją, sniegą, visi mes tartum broliai, po ta skara užmiegam. Užmik ir tu, motulė, juodų arimų gėlę. Rugiai, vaikai gražiai sugulę, rugiai žaliai sužėlę. Laukai gražiai sugulę, miškai žaliai sužėlę, baltoji mano gulbė, juodų arimų gėlė. Kiek rovė, neišrovė, neišrovė, kiek skynė, nenuskynė. nenuskynė, Todėl, kad tu šventovė, šventovė, todėl, kad tu tėvynė, tėvynė. O dabar mes jums padainuosime. Teraz zaśpiewamy wam piosenkę. Mama, lik sveika, dar aplepanka. Dieva, lik sveika, mostra man šoka. Mama, lik sveika, dieva, lik sveika. Būk jaunam šaunuožiam, pirmyn šaunuožiai pasaulį. Žalioj stotelėje, žvelgiu į kelio priekį, vaikystės pasakos jau taip toli. Žalioj stotelėje, daržai sėkmės man linki, daržų linkėjimai, žali, žali. Mama, ko liūdė, mama, ką
žalių vainikų. Neverki, motulė, neverk, negiro į žmonės einu. Neverki, motulė, neverk, negiro į žmonės einu. Sugėlekšnutė maža, žydinčių vyšnių pavėsy, savo skambiąją dainą, amžiną meilę žadėjo. Savo skambiąją dainą, amžiną meilę žadėjo. Kartą jaunimo būry, aš su kitu pakalbėjau, tu įsižeidęs labai, atsisukai ir nuėjai. Tu įsižeidęs labai, atsisukai ir nuėjai. Bėgau namų tekina, mėnuo man nušvietė kelią, o kai atėjo diena, laukei manęs prie berželio. O kai atėjo diena, laukei manęs prie berželio. Aš pagalvojau, kad tu, laukdamas manęs rimojai, bet pamačiau, kad ir tu kažkam tolumoj pamojai. Bet pamačiau, kad ir tu kažkam tolumoj pamojai. Plyšo viskas po širdis, aš pagalvot negalėjau. Ašaros tempė akis, o aš beprotis stovėjau. Ašaros tempė akis, o aš beprotis stovėjau. Sąžinės tu neturi, širdis tau nėra krūtinėj, meilės nevertas buvai, jeigu atleist nemokėjai. Meilės nevertas buvai, jeigu atleist nemokėjai. Ir kviečiam į sceną svečius. Maloniai kviečiame kapelą Svaja iš Būdviečio. Jos vadovė Zina Barkauskienė. Negailėkime jiems plojimų.
Serdecznie zapraszamy kapelę Swoja z Budwieties z Litwy pod kierownictwem Zinos Barkauskienės. Nie żałujmy oklasków. Taigi, kaip matome, dar pas mus brangiai vasara. Taigi mes apie vasarą. Jau pavasarį žydėjo, o žiedai kaip išprotėję ir lakštingala kvartoja spalį. Gal mylėjai, nemylėjai, gal tikėjai, gal žadėjai, kad mūsų vasara saulėta ir graži. Skleidžiasi rožių žiedas, rūkas papievis plauko, vasara tyliai rieda per saulės pėdų lauką. Vėjas bučiuoja lūpas, plaukus man glosto saulė, vasaros dienos trumpa, į mano metų saulę. Margos pievos bitės skraido, o pušyną saulė braido. Aš tikiu, kad čia esi laimingas tu. Alpsta gėlės, svaigsta oras, myliu tau sakyti noriu, apkabint tave ir vasarą kartu. Skleidžiasi rožių žiedas, rūkas papievis plauko, vasara tyliai rieda per saulės pienių lauką. Vėjas bučiuoja lūpas, plaukus man glosto saulė, vasaros dienos trumpa, į mano metų saulę. Vasara tyliai rieda per saulės pienių lauką. Vėjas bučiuoja lūpas, plaukus man glosto saulė, vasaros dienos trumpa, į mano metų saulę. Ačiū širdingai, ačiū už plojimus. Tikrai, brangiai, jeigu kas norite, prašom pasišokti kartu, vietos tikrai yra daug. O kas mokate ir pritarkite mums. Žaliojoj pakrantėj šnama nendrių gražuoliai žiedai. Marių žaliojoj pakrantėj bangos dūžta į krantą lengvai. Čia dar pabūk nenuėjai.
tylų vakarą bangos nurims. Šiąnakt tau pažadėjau visad būti kartu. Šiąnakt tau pažadėjau visad būti kartu. Krantas toli, bangos rytas ir dūšta lengvai. Krantas toli, ranką duok ir būkim kartu. Mes abu, kaip pušelės rikiuojasi pora. Mes kartu, negalės mūsų niekas išskirti. Marių žaliojai pakrantėj, rytas auštas, saulėtas gaivus. Marių žaliojai pakrantėj, smėlio krantas nušvinta puikus. Čia dar pabūk, nenueiki, tylų vakarą bangos nulims. Šiąnakt tau pažadėjau visad būti kartu. Šiąnakt tau pažadėjau visad būti kartu. Krantas toli, bangos rytas ir dūšta lengvai. Krantas toli, ranką duok ir būkim kartu. Mes abu, kaip pušelės rikiuojasi pora. Mes kartu, negalės mūsų niekas išskirti. Bangos rytas ir dūšta lengvai. Krantas toli, ranką duok ir būkim kartu. Mes abu, kaip pušelės rikiuojasi pora. Mes kartu, negalės mūsų niekas išskirti. Mes abu, kaip pušelės rikiuojasi pora. Mes kartu, negalės mūsų niekas išskirti. Ačiū, brangieji, ačiū, net nesitikėjom, kad taip gausiai vyks šokiai. Ačiū, pasimatysim vėliau, o dabar sceną užleidžiam mūsų kolegoms. Pabaigai linksmis mūsų bela viešnia iš Šeštokių. Jai vadovauja Vitas Trampas. Kviečiame į sceną. Na zakończenie wystąpi kapela Kriszle z Szesztokaj z Lipska. Jej kierownikiem jest Vitas Trampas. Taigi, labą dieną. Sveikiname visus tikrai už jūsų šventę. Tiek su šimtmečiu, nuo vieno žodžio, mes daug kartų čia repetavom pas jūs, kartu susigyvenom su vidugiriais. Gal direktorė kartais ir pyko, ar vaikučiai kartais ir užgoždavom su muzika, kartu repetuodavom. Tai noriu pakviesti į kantrę jūsų direktorę pasveikinti su šimtmečiu.
kadangi randamės čia vis tiek apie dzūkai daugiausiai visi, tai pirmas mūsų kūrinėlis bus apie Dzūkiją. Visi susirinkim, pulkusim draugai, sustokim ir Ratų dainuokim linksmai, Vasilija rytų žalia marina, čia skamba dzūkelių daina. Dainuokim dzūkeliai, dainuokim linksmai, pašokim dzūkeliai, pašokim smagiai, nes skamba glasniai nuostabiausia gija. Girdimi mano Dzūkija. Dainuokim dzūkeliai, dainuokim linksmai, pašokim dzūkeliai, pašokim smagiai, nes skamba glasniai nuostabiausia gija. Girdimi mano Dzūkija. Šnekėkim, godokim visokias godas, pavorinkim gerų, bėdokim bėdas. Dzūkeliai savi ir supras ir atjaus, dėl godų margadinas paglaus. Dainuokim dzūkeliai, dainuokim linksmai, pašokim dzūkeliai, pašokim smagiai, nes skamba glasniai nuostabiausia gija. Girdimi mano Dzūkija. Kai vasara svaigsta nuo grikių kvapnių, kai pamiškės dega liepsnų bėdų, dzūkelių dainų šilai klauso žali, dzūkijų nemylėt negali. Dainuokim dzūkeliai, dainuokim linksmai, pašokim dzūkeliai, pašokim smagiai, ten skamba glasniai nuostabiausia gija. Girdimi mano Dzūkija. Dainuokim dzūkeliai, dainuokim linksmai, pašokim dzūkeliai, pašokim smagiai, ten skamba glasniai nuostabiausia gija. Girdimi mano Dzūkija. Ačiū labai. Šitas kūrinėlis bus apie meilę. Tai merginų, vis tik vaikinukai yra lėtesni. Tai merginos pakviesti berniukus pašokti, tai merginų viliojantis apie meilą. tavo artumą, nors tu būtum pasaulio gale. Aš galėčiau net perbristi jūrą, jeigu tu tik pašauktum mane. Aš galėčiau net perbristi jūrą, jeigu tu tik pašauktum mane. Man primena dangų, akyse tavo saulės šviesa. Į žvaigždes aš galėčiau pakilti,
aš galėčiau net pereiti ugnį, tam atrasčiau jėgų savyje. Ugnyje aš tikrai nesugčiau, jeigu tu tik pašauktų mane. Ugnyje aš tikrai nesudegčiau, jeigu tu tik pašauktų mane. Aš galiu 100 metų tylėti, kad tik akis matytų tave. Amžinai aš galėčiau mylėti, jeigu tu pamylėtum mane. Amžinai aš galėčiau mylėti, jeigu tu pamylėtum mane. Ačiū. Dėkojame kapeloms už pasirodymą. Dziękujemy kapelom za występ. Kiekvienos mokyklos istorija susideda iš daugelio mažesnių istorijų, kurias rašo ir teberašo buvę ir esami mokiniai ir mokytojai. Kai mintimis grįžtame į mokyklą, visada prisiminame mokyklų suolus, skambučio aidą, raidos kelią lentoje ir mokytojus, tėviškai globojusius, mokiusius, patariusius, paskatinusius, nuolat ieškoti žinių ir savojo gyvenimo kelio. Historia każdej szkoły złożona jest z wielu historii, które tworzyli i nadal tworzą uczniowie i nauczyciele. Kiedy myślami powracamy do szkolnych lat, zawsze wspominamy szkolną ławkę, dzwonek, pisane kredą litery na tablicy. Wspominamy nauczycieli opiekujących się uczniami i wskazujących im właściwą drogę życia. Visus mokytojus, mokinius ir darbuotojus iškeliavusius anapilin pagerbkime tylos minutę. Wszystkich nauczycieli, uczniów oraz pracowników szkoły, którzy odeszli do wieczności, uczcijmy minutą ciszy. Ačiū. Dziękujemy. Nuo mokyklos įkūrimo pradžios iki šių dienų mokykloje dirbo 107 mokytojai. Visus buvusius ir esamus mokytojus kviečiame į sceną. Od początku istnienia szkoły do dnia dzisiejszego pracowało 107 nauczycieli. Wszystkich nauczycieli zapraszamy na scenę. Čia ateina mokyti
mokytojai. Jūs esate mokslo žinių ir išminties švyturai. Jūsų darbas yra itin atsakingas ir prasmingas. Jūs ne tik perduodate žinias, bet ir formuojate jaunojo žmogaus pasaulėžiūrą, užmezgėte jo ryšį su gimtaja šalimi, istorija, kultūra. Ačiū, kad pasirinkote ypatingą profesiją. Linkiu jums stiprios sveikatos, entuziazmo ir nenutrūkstamo ryšio su savo auklėtiniais. Atminčiai dovanosime jums skambutį, kad primintų mokyklos laikus. Drodzy nauczyciele, jesteście skarbnicą wiedzy i nauki. Wasza praca jest odpowiedzialna i bardzo potrzebna. Przekazujecie nie tylko wiedzę, ale i kształtujecie światopogląd młodego człowieka. Wzmacniacie więzi z ojczyzną, historią, kulturą. Dziękuję, że wybraliście ten wyjątkowy zawód. Życzę dużo zdrowia, entuzjazmu i nierozerwalnych więzi ze swoimi wychowankami. Chciałabym wręczyć wam pamiątkowy dzwoneczek. O dabar pakviesiu mūsų viršaitį Vytautą Liškauską, kad padėtų įteikti skambučių. O dabar visi mokytojai gražiai sustosim ir pasidarysim bendrą nuotrauką. Prašom fotografų imtis darbo. Gal mus pakoreguos fotografai, kaip sustot? Mažesnien priekyje.
Ar telpam visi? O dabar kviečiu visus mokinius irgi ateiti bendrai nuotraukai kartu su mokiniais. Mokytojai, žingsnis atgal, gerai. O dabar dar į sceną kviečiame visus mokyšius, kurie mokėsi mokykloje Vidugierų. Kviečiam. Zapraszamy wszystkich byłych uczniów na scenę do wspólnego zdjęcia. Labai džiugu, kad tiek mokinių ateina, labai džiugu. Asta, și nu mă chinește, Daiva Nina. Daiva, o Daiva. Mama, Daiva Ačiū visiems. Dabos. Nogi ręką. Tak? Я usuwaj cieli. Ačiū už bendrą
yra nuotrauka. Koncertas baigėsi. Linkiu, kad Vidugirių mokykla, peržengusi 100 metų slenkstį ir toliau gyvuotų, būtų svarbi, reikalinga mūsų krašto žmonėms, saugi ir patraukli mokiniams. Życzę, żeby szkoła w Widugierach nadal tętniła życiem, była potrzebna społeczności, była bezpieczna i przyjazna dla uczniów. Dabar kviečiame garbingus svečius pasisakyti. Labą dieną, dzień dobry, gerbiami susirinkusieji, gerbiama ponė direktorė, gerbiami mokytojai, absolventai šios mokyklos. Iš tikrųjų esame sujaudinti, kad dalyvaudami tokioj nuostabioj šventėj. Ir atvykome čia ne tik pasidžiaugti šią dieną, bet ir nulenkti galvą prieš tuos, kas prieš 100 metų Lietuvos tautinio atgimimo żmonės įsteigė šią mokyklę. Szanowna Pani Dyrektor, Szanowni zebrani, jestem niezmiernie wzruszony, że w tym dniu mogę tutaj uczestniczyć w takim święcie, które tutaj widzieliśmy. I jestem wzruszony z tego powodu też, że ta szkoła powstała wtedy, gdy odradzało się państwo litewskie. Lietuvos tautos istorijoje Vidugiriai Punsko kraštas lietuvių tautos žemėlapyje užima ypatingą vietą. W historii narodu litewskiego Puńsk, Vidugiery, cały ten obszar zajmuje bardzo ważne miejsce. Todėl noriu padėkoti visiems šitiems žmonėms, mokytojams, kurie per 100 metų saugojo čia lietuvybę, Lietuvos kultūrą, Lietuvos žodį. Noriu padėkoti taip pat gerbimiam kunigam, kurie šiandien dalyvauja, prelatui, klebonui, kunigui Mariui. Šiandien Vidugirių bažnyčioje było nuostabios aukojamos mišios. Dlatego pragnę skierować szczególne słowa podziękowania tym, którzy przyczynili się do tego, że język litewski, kultura litewska tutaj cały czas funkcjonowały. Szczególne słowa podziękowania kieruję w stronę księży. Razem z nami jest prałat Putrymas, księża, ci, którzy i odprawiali dzisiaj mszę tutaj w Vidugierach. Norėčiau taip pat kreiptis į viceministrą užsienio reikalų ministerijos, į švietimo ministerijos kanclerį, kurie atvyko šiandien ir kartu dalyvauja šioje iškilmėje. Słowa podziękowania kieruję także w stronę osób, które reprezentują rząd Republiki Litewskiej. Razem z nami jest wiceminister spraw zagranicznych, jest kanclerz Ministerstwa Oświaty i Nauki Litwy. Dziękuję, że jesteście razem z nami. Gerbiami susirinkusieji, turiu ypatingai malonę misiją perduoti sveikinimą Lietuvos Respublikos prezydentės ir norėčiau perskaityti. Mam szczególną misję do spełnienia dzisiaj, ponieważ chcę przeczytać słowa, które kieruje do Państwa prezydent Republiki Litewskiej. Miela Vidugirių mokyklos bendruomenė, sveikinu 100-ųjų įkūrimo metinių progą. Ilgas švietimo tradicijas puoselėjančiuose Vidugiriuose jūsų mokykla yra svarbus kultūros ir lietuvybės židinys, kuriame branginamas gimtasis žodis, iš kartos į kartą perduodama istorija ir papročiai, išlaikomas tvirtas ryšys su Lietuva. Gražios šventės proga nuoširdžiai visiems linkiu į antrąjį mokyklos šimtmetį įžengti kupiniems ryžto ir toliau saugoti Punsko krašte lietuvišką dvasią bei tradiciją.
Didžiuojamės jūsų mokykla ir jos darbais. Gyvuokite ilgai ir sėkmingai. Įsimintinų jubiliejinių metų visiems. Dalia Grybauskaitė, Lietuvos Respublikos prezydentė, 16 metai, Vilnius. A słowa pani prezydent Republiki Litewskiej brzmią następująco. Szanowna społeczności Szkoły w Widugierach, pozdrawiam was z okazji stulecia utworzenia szkoły. Wasza szkoła jest ważnym przez 100 lat kultywującym tradycje oświatowe Centrum Kultury Litewskiej. Tutaj jest szanowana mowa ojczysta, tradycje oraz umacniana więź z Litwą. Z okazji tego pięknego święta życzę wszystkim, krocząc w drugie stulecie szkoły, wytrwałości w pielęgnowaniu na Sejneńszczyźnie ducha litewskich tradycji. Jesteśmy dumni z waszej szkoły i jej osiągnięć. Życzę dalszej pomyślnej działalności, życzę wszystkim wspaniałego roku jubileuszowego. Prezydent Republiki Litewskiej Dalia Grybauskaitė. Ačiū labai. Ir norėčiau perduoti šį sveikinimą mokyklos dyrektoriai. Dziękuję serdecznie i te słowa uznania, podziękowania przekazuję na ręce pani dyrektor. O taip pat, ponė direktorė, norėtumėm perduoti ir Lietuvos Respublikos ambasados Varšuvoje sveikinimus bei kuklę mūsų dovanėlę. A korzystając z okazji, pani dyrektor przekazujemy jak najserdeczniejsze słowa podziękowania ze strony ambasady Republiki Litewskiej w Polsce i przekazujemy te skromne podarunki. Ačiū labai, dziękujemy bardzo. Kviečiame Lietuvos Respublikos užsienio reikalų viceministrą Mantvydą Bekešių. Labą dieną, mėly Vidugirio bendruomenės žmonės. Ponia pakvietė, galvojau, šokti kviečia vėl. Witam serdecznie wszystkich, całą społeczność z Widugier. Pani zaprosiła na scenę, myślałem, że znowu będę musiał tańczyć. Tikrai nepaprasta bendruomenė, nepaprastai lietuviška dvasia čia juntama. Czuję się tutaj duch litewskości, to jest szczególna społeczność. 100 metų, aišku, ypatinga proga. Oczywiście 100 lat to jest szczególny jubileusz. Ypatinga proga mokyklai, ypatinga proga šitiems žmonėms, šitai bendruomeniai. Szczególny czas dla szkoły, ale także szczególny czas dla całej społeczności tu obecnej. Tačiau kas tai yra mokykla? Mokykla nėra tik tai sienos, stogas ar plytos. Ale czymże jest szkoła? Szkoła oczywiście to nie jest tylko budynek, to nie są cegły, to nie jest dach. Mokykla tai esate jūs, tai yra žmonės. Szkołą jesteście wy. Tai yra bendruomenė. To jest społeczność cała. Ir žinoma, svarbiausi šios bendruomenės žmonės, ateitis tiek bendruomenės, tiek šalies, tiek Lietuvos, tiek Lenkijos. Tai yra šie mažieji herojai. A najważniejszymi ludźmi tej społeczności są przyszłością Polski, są przyszłością Litwy, to są właśnie te małe dzieci, to są ci mali bohaterzy. Aš nepaprastai dėkingas, kad jūs puoselėjate lietuvybę. Bardzo dziękuję wam, że dbacie o litewskość. Tai darydami jūs kartu ir statote tiltus tarp lietuvių ir lenkų tautų. A czyniąc to, na pewno budujecie mosty, które łączą społeczność polską i społeczność litewską. Ir nors pastaruoju metu atsiranda norinčiųjų įvaryti pleištą tarp mūsų dviejų šalių. Zdarza się, tak jak i obecnie, zdarzają się pomysły, zdarzają się osoby, które chcą rozdzielić te dwie społeczności, te dwa narody. Tačiau mes, lietuviai ir lenkai, esame išmintingos tautos ir aš jums galiu pažadėti, kad tai niekada neatsitiks ir nepavyks tiems piktavaliams. Ale my, Polacy i Litwini, jesteśmy mądrymi narodami i mogę Państwu zapewnić, że nigdy im nie uda się tego zrobić. Mes visuomet buvome stiprus, kai buvome vieningi. Zawsze byliśmy mocni, silni, gdy byliśmy razem. Pasiekėme ne vieną pergalę ir nebejoju, dar pasieksime. Nieraz zwyciężaliśmy i nieraz jeszcze będziemy zwyciężać. Kartu. Razem. Todėl ačiū dar kartą, kad pakvietėt. Atsiprašau mažosios Veronikos 5-metės, kuri mane kvietė pačioj pradžioj čia ateiti pašokti. Dziękuję za zaproszenie, że zaprosiliście mnie na tę uroczystość. Przepraszam małą Weronikę, która przedtem już prosiła mnie, żebym wszedł na scenę, zatańczył. Tačiau čia stovėdamas ant šitos scenos pažadu, kad aš sugrįšiu, o ji paaugs.
Ale stojąc na tej scenie obiecuję, że ja tutaj powrócę, a ona przez ten czas rośnie. Ir tada net nebejoju, kad grojant linksmiesiams dzukeliams mes dar čia ne vieną polką sušoksime. I nie mam żadnych wątpliwości, że grając w tak wspaniałej kapeli jeszcze nie jedną polkę tutaj razem zatańczymy. Ir valsą. I walc oczywiście. Kadangi aš užaugau pas senelius Alytuje, save laikau tikrų dzukelių ir jūsų kraštiečių. Todėl linkiu linksmos šventės, gražių naujų metų ir geriausi linkėjimai iš Vilniaus. Wychowałem się w Elitusie, dlatego jestem dzukiem i dlatego też czuję się jednym z was, dlatego jeszcze raz życzę wspaniałego święta. O dabar pasinaudodamas progą dar norėčiau įteikti gėlių gerbiamai direktoriai. A teraz korzystając z okazji jeszcze chcę wręczyć kwiaty dla szanownej pani dyrektor. Ačiū už šokį. Tikrai buvo nuostabus. Dziękuję za taniec, który kończyliśmy, to wspaniały. Ir kartu sveikinimus nuo Lietuvos Respublikos ministro pirmininko Algirdo Butkevičiaus. Życzenia przekazuje także szef rządu, premier rządu Republiki Litewskiej, pan Algirdas Butkevičius. Ir padėką, ir sveikinimą nuo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro Lino Linkevičiaus. Podziękowania przekazuje także szef misji dyplomatycznej, szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Linas Linkevičius. O kadangi puikiai suprantame, kad tik tai sveikinimais ir rėmeliais, raštais sotus ir laimingas nebūsi, štai ateina ir dovanos. Ponieważ wiemy, że otrzymując to kwiaty i nie będziecie szczęśliwi, dlatego mamy także dla was podarunki. Gerbiama direktorė, jums ir mokyklos vaikams. Dla pani dyrektor i dla uczniów szkoły. Ačiū jums, ačiū visiems. Geros šventės. Nuoširdžiai kviečiame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos kanclerį Tomą Daugūną. Zapraszam kanclerza Ministerstwa Nauki i Oświaty Republiki Litewskiej. Dzień dobry, laba diena. Laba diena, gerbiamas prelate, laba diena, gerbiami susirinkusieji. Važiuodamas tiesiog galvojau, kaip čia trumpiau pasakyti kalbą, bet pasakyti esminius dalykus. Szanowny prałacie, szanowni wszyscy zebrani, jadąc tutaj zastanawiałem się, jak powiedzieć krótko, ale powiedzieć dosadnie to, co chcę powiedzieć. Ir manau, kad šiandieną šventę galima įvardinti vienu žodžiu – didinga. Można to święto nazwać jednym słowem, doniosłe święto. Didinga sukaktis, doniosły jubileusz, didinga kuriama ir sukurta istorija, doniosła historia, która była stworzona i nadal jest stworzona, kur vieni turi prisiminimus apie žinių kūrimo pradžią, pasipažinimo pradžią. To historia o tym, jak jedni wspominają, gdy był początek poznania, początek nauki. Kiti apie tai, apie savęs realizaciją, mokytojus. Drudzy wspominają o tym, jaki ich czekał los, wspominają nauczycieli, którzy ich uczyli. Didinga šventės pradžia koplyčioje. Doniosły był początek tego święta, gdzie spotkaliśmy w kaplicy. Ir pačią šventę. I doniosły sam jubileusz, samo święto tutaj. Tad nebejojam, kad ir ateinantis metai, ateinantis šimtmečiai bus ne mažiau didingi ir to nuoširdžiai linkiu. Dlatego nie mam żadnych wątpliwości, że nadchodzące lata, nadchodzące dziesięciolecia będą tak samo ważne i tego bardzo wam życzymy. O šventės yra smagios kuom. Ne tik tuom, kad galima susirinkti, pasisveikinti, pabendrauti vieni su kitais. A czym jest święto? Święto to nie jest tylko ten czas, gdy możemy się spotkać, możemy między sobą porozmawiać, cieszyć się. Bet ir ypatingai skirti tuos už ypatingus nuopelnus. Tai norėtumėm išskirti mokytoją. Висоставим скульптура, która skirta, kuri mini Vidugirių mokyklos šimtmetį. Ši skulptūra buvo pastatyta tėvų iniciatyva. Ją statė mūsų krašto skulptorius Zenonas Knyza.
A dabar, ne, laba diena, prašykite, norėjau aš iš žmogus pasakyti kartu. Taigi, kalbėsiu pusę valandos. Nu, piešantys, moka gyventi, kad nekalbėti. Aš trumpiau. Nu, apie skulptūrą. Kaip matyti, panašiai daryta panašiai ąžuolo. Svarbiausias akcentas tai yra langas, o langas panašiai skleidžia šviesą. Matom panašiai vaikučius, kad šviesa kaupia panašiai tą šviesą. Na ir per 100 metų tai jau tenis nemažai. Nežinau, kaip čia buvo. Labai daug. Ir eina apie tą panašiai, kad siekta šviesa. Metai yra, kad daugiau čia pasakyti. Čia kokių porą 100 metų panašiai tenais ta mokykla būna Vidugiriuose. Linkiu sėkmės moksle ir trūksta man žodžių. Viso geriausio. Labai norėčiau padėkoti tėveliams ir mokytojams ir mokiniams už iniciatyvą. Mes padėjome prie finansavimo, o autoriui labai ačiū ir dėkoju už mintį, nes mintis labai puikiai. Tik nes man atrodo, kad vis kiti. Autorius tingėjo vieną dalyką padaryti. Daugiau vaikučių tom paprašiau. Ir jeigu jau Zenius nepadarė, tai jaunime, darykit tuos vaikus. Gerai? Širdingai dėkoju tėveliams, kurie dirbo prie šios skulptūros pastatymo, kaimo padėti. Dėkoju, visi irgi daug padėjo. Dabar kviečiame poną Bernaklyzą ir viršaitį Vytautą Liškauską. Nu ir direktorą, eis jau direktorą, atidengsim skulptūrą. Laiptukais. Prieš save matom labai gražią skulptūrą. Kai kas važiuos keliu, pamatys, pasidžiaugs. Dabar visus dalyvaujančius kviečiame į mokyklą, į pirmą aukštą mokyklos, kur bus nuotraukų paroda. Ir galima bus aplankyti mokyklą. Kas gal jau labai seniai buvo, pažiūrės, kas pakeista. Kviečiame. Zapraszamy teraz do szkoły na zwiedzenie wystawy. Zapraszam. Kai pasivaikščiosit po mokyklą, vėliau bus vaišės. Širdingai kviečiame. Po zwiedzeniu szkoły, po obejrzeniu wystawy, później będzie poczęstunek. Serdecznie zapraszamy. On patrz, samolot leci.